Šiandien aš leidžiu sau liūdėti. Ir tai nėra blogai. Ir visai nėra blogai. Aš leidžiu sau išliūdėti, nes man šiandien liūdna. Rytoj galbūt bus linksma. Ir turiu aš draugų. Turiu daug draugų. Ir turiu daug bendraminčių. Kodėl aš pas juos nebūnu, nežinau. Vot geriau geriau save paskalbt. Geriau save padrožt. Nes visada galvo, jie užsiėmė, jie ten kažką daro. Ašgi nežinau, ką jie daro. Gal jie irgi lygiai taip pat liūdi. O Jėzus. Nu, bet... Va, medis man atsakė. Tai va. Visad bandykit ras pozityvą Lietuvoje, jo tikrai yra ir... Aišku, taigi aš žinau, čiagi nuo mūsų priklauso. Nuo manęs pačios viskas priklauso. Bet man kirbena mintis. Šią minutę norėčiau būtent draugų būry apglėbta, pamylėta, paguosta, nors nenoriu verkt. Tiesiog noriu. Gal pasiilgau ratelio, gal pasiilgau pašnekesių. Nežinau, bet būtų malonu. Būtų malonu. Pašnekesių, pasidalinimų, paklausymo. Be galo mėgstu klausyti kitų. Prisitaikyti sau, daryti išvadas. Kažkaip. Ne. Aš pati darau užsiėmimus. Taip, kažkaip, ne, į šokius juokauju, niekada nemėgau šokti ir nenorėčiau. Ir ten nebus draugų, ten bus pažįstami, aš nenoriu plėsti savo rato. Man nereikia naujų pažįstamų. Pavargau. Oi. Žodžiu, tada kaip jūsų draugai
vyrukai jūsų laukia. Čemodaną. Vienat skambutį ir plasnoja. Jo. Jogi, visada galima išeiti iš išeities. Aš pirmai sakiau, išliūdėti irgi. Išliūdėti, paliūdėti, pavienišauti irgi nieko blogo. Tiesiog tokia nuotaika. Šiandien palaikomoji grupė pas mane. Galbūt kas nors susidomės ir ateis. Galbūt. Yra Anykštėnų. Gal aplink Anykščius. Valjerą atvaro pas mane į grupę. Labas, babytė. Labas. Nu kaipgi pas jūs oras, žiūriu, dangu šviečia, saulė pum pum pum. A, ne, šiandien pirma diena tokia ir tai. Nėra dvacoko. Ką tu čia darai? Žiūriu į dangų, į ką? Matai, koks dangus? Turiu apsisuko smegenis, what the fuck. Gerulis dar pargriūkva, nusisuk sprandą. Zdom, man, aš girtsna, what the fuck. Nereikia nei gert, va, pakraipai Ne, biški galvą. persilinki per pusę viskas. Viskas. Kas man foko, ką aš čia Palauk, pririšau? tu Valjerą, kad tu ir negeri daug, ne? Aš iš vis nebevartoju alkoholio. A, super. Bet kad tu ir anksčiau, ar tugi labai jau ten latraudavai, ne? Nu, anksčiau, kai vartojau narkotikus, gerdavau žiauriai, daugiadienės. Ai, daugiadienės būdavo. Mėnesis 2. Supratau. Ai, tu juokauji tiek daug. Taip. Nu, šaunuoli. Dabar nei cigarečių, nei narkotikų, nei alkoholio, nei cukraus, nieko. Ir cukraus atsisakėjai. Visiškai. Kaip tau pavyko taip čia? Tiesiog vieną dieną atsikėliau, pasidariau kavos ir žiūriu į cukrų ir galvoju, ne, šiandien net cukraus nebus. Vieną dieną, antrą dieną, trečią dieną, taip 4 ir jau 3 mėnesiai, ačiū Lija laimė. 4 mėnesiai. Nu, aš cukraus į kavą jau senai nededu, bet aš torto atsipjaunu gabalą. Ne, gana. Cukrus yra negerai. Raminta, labas, visiems labukas. Ačiū labai, mergaitės. Per X2 suvaikštom. Na, per X2 banginis greitai, sujuda merginos. Per X2, berniukai. Merginos į X2, važiuojam. Berniukai, mergaitės važiuoja. Q-Wife, ačiukas. Visi pasiekam Q-Wife, please. Everybody, follow. X2. Q-Wife. Ačiukas. Visi draugiškai. Negi taip sunku visiems patapint? Šiandien visiems sunku tapinti, gal jie vakar gėrė. Ai, pas mane visada sunku jiems. Jau senai. Nu, kas čia žaidžia? Niekas nežaidžia. Vieną Q-Wife. Karalienė žmona. Queen Wife. Karalienė žmona, čiukas. Q-Wife. Nu, man reikia top 20, dabar 28 vietos reikia. Reikia 3 maniganų ir papulsim aukščiau, kebryte. 3 maniganai. 8 žmonės. Everybody, top in chair.
Tapinam. Nematau tapukų. Tik vienas žmogus tapina, čia vienas žmogus tapina, nematau tapukų. Wife tapina, siunčia dovanėlės, visi ją pasiekam. Tas, kas meta man dovanėlės, iškart follow. Nesvarbu, kiek šiandien, pažiūrėsiu, kiek šiandien pafollowinsiu. Jau pafollowinau 50 žmonių. Man nesvarbu, kiek sekėjų turi, ar koks tavo levelis, iškart follow. Great, thank you so much, ačiūkas tau labai. Ačiūkas. O, gavo kažkas powerį, ką gavom? Rūką lyja laimę gavo, what the fuck, kam tie rūkai, nacho, nereikalingi? Ai, tu kaip tik gerai rūkai. Ai, man jų nereikia. Man patinka, kai žmonės mato, kiek taškų turi. Simboliškai labas, wife. Labukas. Labas visiems. Labas ir dar kartą labas. Visi patapinam, pašėrinam transliaciją, visi draugiškai. Kodėl, kai aš paprašau šėrint laivą, bet kam jūs nešėrinat? Ir X3 20 sekundžių. Hebra. Pum. Judam. Quit Wi-Fi, ačiūkas. Come on, everybody together. Ką gero veikia šiandien? Visi papasakokit, ką veikia? Ką veikia šiandien? Buvusiai vis du? Jeigu karočią pataikau į centriuką, į raudoną, iš karto siunčiat liūtą man, gerai? Svajoklė. Kristina, ačiū. Dar vieną. Vieną rožytę paskubam. Čiūraus, guys, 2 rožytės. Blet, labas, Valera, nori vakarę į Viktoriną atsakymų prisijungti. Ką? Labas, Valera, nori vakarę į Viktoriną. Ačiū labai. Įstatymų prisijungti. Ne, nenoriu. Aš ne. Aš į tokius dalykus nevaikštau. Nereikia. Gerai. Ne, aš nevaikštau ten tokius dalykus. Aš kvailas, nesupratingas ir nieko nesuprantu. Kur čia tave kviečia? Kažkokį Viktoriną. Akela, ką tu čia nusirašai? Mutinkit, Akela. Surdergimas. Kaip jums įdomu, kas kur kaip gyvena, iš ko gyvena, su kuo gyvena? Ar jūs
Ar jum įdomu taip? Visada jiems buvo įdomu, babytė, visiems buvo įdomu. Ar iš bobos, ar iš senio gyvena, ar iš vis iš gamtos gyvena. Nu koks kieno reikalas? Aš tai iš gamtos gyvenu. Ledi, ačiū. Nu, pasistengim ant galo. Palaikom galiuką. Palaikom galiuką. Everybody together. Žiūrėk, ačiū Квивай! labai. Квивай! Everybody! Помогите, пожалуйста! Everybody! Feia proto papisėja, kvyvai pačiukas. Snoip ant 10 sekundžių kas nors. Neta, ačiū labai. Pasivėjo vėjas, Kris, ačiū labai, pasivėjo. Snipe, nahui! Эй, snipe! Kristina. Snipe! Kris. Kurva, snipe! Ledi. Jebanuca, nahui! Jebanuca! Vienas, kebrytė! Vienas, pokui, važiuoju! Labai. Leidi nusnaipino. Nusnaipino, ačiū tau, kvyvai, labai! Vienas. Kamilė, labas! Surunkius mano golą dovanoju kačiuką. Jeigu norit žaist, norit kačiuko, metam man į ganą. Pandulė viena vaikšto, o mano Komentarų išrinksit, kam padovanosim kačiuką. O, Žaneta, gerai. Armandai, labas, dar kartelį. Vienas kol kas važiuojam. Reikia, vėl į 30 nukritau. Pakylam biškiai aukščiau. Sveikas, 30 vietą pakylam. Kas prie manęs? Kurva tas mani pralenkė. Reikia porą maniganų. Kas turit porą maniganų, hebrytė? Neapsiniaukia jie būtent, bet va, taip. Reikia pralenkti 29 vietą. Pralenkėm 29 vietą. Kurva. Ir reikia pralenkti. X2, praeinam specialiai X2. Double, praeinam double. Specialiai praeinam X2. Specialiai praeinam X2. Čia mano žodis yra specialiai praeinam X2. Tik aš pakartojau tave. Ai, nu. Specialiai praeinam X2, hebrytė. Tūraus. Praėjom. Mes paklausėm Valieros ir praėjom iš karto. Dvi rožytės. Alio, hebra, kas vyksta? Kas vyksta? Du rožytės. Dvi rožytės. Tūraus. Specialiai praeinam X2. Vieną dar rožytę. Ei, kas neįmeta rožytės iš 8 žmonių? Blok. Kalė dar reikia pasakyti. Kalė, nereikia kalė. Specialiai praeinam X2, sakau. Vygas, ačiū, Vygas. Vyga įmetė rožytę, visi follow Vygas. Visi pafollowinam Vygas. Vygas įmetė rožytę, bum. Follow Vygas, dėkui. X2. Žaidžia maniganais, mano golas, va, mano golas čia. Žaidžia maniganais. Žaidžiam X2. Žaidžiam, kem Paražytę, sekundžių. visi paražytę ir praeisim visai neblogai. Net neinam. X2 sakau. Vygas, ačiū. Dalį neina. Vygas, ačiū. Bandom. Pajok, 15 sekundžių, bandom. Žaist.
Tapinam, bandom žaisti. Q-Wi, ačiū. Ačiū labai. 8 sekundėlės. Q-Wi, ačiū. 5, 4, 3, 2, 1. Žaneta, ačiū labai. Q-Wi, ačiū. Oi. Oi, Dievas, sveikatėlė. Milė, labas rytas. Kas mėgojo, kas dar ne. Labas rytas, Milė. Atsiprašau. Į sveikatą, ką tu čia Viešai. dabar? Tai Milė atėjo mano jos alergija. A, supratau. Kodėl tu nemėgojai? Dar nemėgojau. Į sveikatą, Džinetuk, ačiū. Blet, sakau aš, nakui. Atsiprašau. Į sveikatą. Kodėl? Dėl to, kad va, trūksta dar 29 vietų, kad būčiau top 1 lounge. A2, čia. 29 vietų reikia. Tai tu lygoj. A1? Ne, A2. A2. Reikia 7 maniganų. 7 maniganų būtumėm top 10. 7 maniganų top 10. Čia yra pizdėts, nahu. Čia yra pizdėts. Snaip, nahu. Snaip. Jie, nusnaipys, paimam. Leidai. Ačiū labai. Žaidžiam dar. Aš daugiau neturiu su ko žaisti. Tai žaidžiam su babytė. Jeigu babytė nori žaisti. Gerai, žaidžiam, aš gyvaikštau vis tiek. Gerai žaidžiam. Ir visi draugiškai. Laurita, visi draugiškai. Per X3 bandysim. Kurva, sulaužiau sieną, blėt. Žybonuca. Nu tu kvailiuk. Kaip jis už kojas į sieną įlinko. Gerai, nieks nieko nematė, nieks nieko nežino. Sienos. Jo, kartoninės, va, klausykitės, va. Taip, taigi žinau, gyvenau Anglijoje. Nu, va į kaimynų pusę betonas, o į mūsų pusę, į kitą kambarį ten iš vis kartonas. Pirmoji X3. X3 visi. Vienu patakinam visi. Ei, kas ten vyksta, blėt, visi Leidė. Snai! Odeta Marija, ačiū. Čia, aš tuoj pyksiu. Kas įmeta kačiuką, karočią? Kas įmeta kačiuką? Iškart duodu modą. Dar nesisupau prieš tų supinių anykščiuose. Tuoj pasižiūrėsi, kas čia būtų geras žmogus. Bet Nu. jeigu tu būsi jo žmogus, karočią, tai pyzė jums. A. Negausit modą. Į upę. Tiesiai į upę, taip ir šoku. Aš, man atrodo, buvau anykščiuose ant šitų supinių. Ne, čia tik šiemet pastatė. Nes buvo panašios, prie upės irgi buvo supinės. Ne, čia prie džiazų restorano. Ai, ne, nebuvau. Ne. O ten pačiam centre tai Žiūrėk, yra. žiūrėk. Tai tu buvai pačiam parke, pačiam centre. Tai yra po šiai dienai. Jo, parke buvau. Taip, Yra dar? yra. Aš labai senai buvau tenai, prieš kokius 5 metus gal. Gerai, visi draugiškai. Bandome. 156 prie 100 PM daug, gerai. Kur ir mano žmogeliukai? Gana pasisupau, galima eiti. Čia šiemet pastatė jas. Gražios. Ir kiek valdžia sumokėjo, kokį 15 000? Eik, tu neišgilinuosi, nes žinai, kad jie sumoka kiek nori. Jo. 15 000 už 2 supynės. Iš tikrųjų Nežinau, sumokėjo
Užsimokėjau už supynės 12 eurų ir už tuos metalus kokį 100 eurų, visą kitą savo kišenę pasidėjo. Valdžios neapknisim mes niekada. Jinai mus visada. Nu dieve, bjaurybės. Babytė, jūs čia gavot, nes aš tai tikrai ne. Žinau. Aš jau galvau, kad man būčiau išjungęs laivą. Sakai, išjungt man? Persikraukit, babytė. Nes nelabai matys kas. Ir tada nelabai kas nori jungtis, kai su įspėjimais. Aš ir taip ar taip neturiu su kuo jungtis labai. Mes visi kažkokie nuskriausti. Aš, jūs, Marčiulė, visi. Jo. Nu, aš Mistika, ačiū. Aš nelabai jungiuosi. Pas mane keli žmogeliukai yra. Mylė, kur tavo kačiukas? What the fuck? Mistika, ačiū labai. Laikom galencijų. Palaikom galencijų. Taigi, Marčiulės kalės vardas Mylė, ne? Buvo. Buvo. O kur dabar Mylė? Tai tu nematei istorijų? Ne. Eik, tu savo, tai neprimink čia, kai temą mašiną nutrenkė ant kiemo. Verkiau bile kiek, man ta šunytė taip prilipus buvo. Ten buvo baisu. Leidė, ačiū labai. Nesąmonė. X3, 28 sekundės. Valdemarai, labas. Žaneta, ačiū labai. Odeta, ačiū. Odetukai, 15 lygį pasiekėjai, Odeta Marija. Nu, va čia neblogą ratą tokį prasukau. Blet, 33 vietoj. Blet, kas čia yra? Kas čia mumis pralenkė? Jėba, nu, tai šitas. Aš nukritau į A3 jau. Aš A2. Buvo A1, ilgokai buvau A1. Kurį SMS? Kurį? Kažkur. Šitas telefonas man šis. Padėjęs jį tiesiog. Taip istorijos daryti. Pim. Atrašiau.
Svajokle, ačiū. Odeta, ačiū. Mistika, ačiū. Negrįžau. Odeta Marija, ačiū labai. Odeta, ačiū labai. Vis daužo vieni vartai. Vieni vartai, sako. Reikia eiti pasilpnesnius. Aha, labai jau aš šitau stipriai. Ievute, esi? Labai pagavai gražią nuotrauką atsiuntė. Ievule, ar esi? Odeta, gavai pirštinytę. Ok, mamytė, iki. Iki. Gero vaikščiojimo. Gerai, ačiū. Iki. Odetėlė, gavai pirštinytę. Pirštinytę. Šią savaitę aš viena. Gal kaip nors susikaupt su valgymu. Gal atsijungt šaldytuvą. Jo, pirštinę tu mokėsi, kaip reikės ją paleisti. Šiaip nelabai. Nu, kaip žaidė ant 30 pabaigoj, reikia mesti ir ten eini į skirtinės dovanos, pabrauki ir ten randi tą kuprinytę. Ir ten bus tavo pirštinytė. Ir paspaudėnios ir jinai tada išmeti. Ant 30 sekundžių arba ant X2. Nu va, prasijėjom. Jo, jinai galioja 5 dienas. 5 dienukės galioja.
Va taip. Labai. Ai, kojytės. Kojytės. Labai blogai, kad išgėriau. Ievutė labai gražią nuotrauką atsiuntė. Nu, relakso dar paklausom, ar ką nors kitą uždedam. Kojom atpalaidavimą. Nu. Nu kokias nuotraukas atsinaujinti, aš nemoku įsidėti. Aš nemoku įsidėtų nuotraukų. Kažkada dėjom su Aiste, atsimenu, bet aš nemoku. Tų sūbų nėra, kam juos čia. Nieks nesūbina. Labai graži ta, kur atsiuntė. Nelabai ir turiu tų nuotraukų, va viena. Viena atsiuntė. Man reikia gėlytę šitą persodint, nupirkt vazonų. Bet gal rudenį. Čia tokia ramybė šitam kabinete, bet aš nesuprantu, kodėl aš ir čia nenoriu būti. Ilgai. Ilgai aš nenoriu būti čia. Negi čia negera aura.
Ne, tai kaip darbo turiu, tai žinai, net nesusimastau, bet vat šiaip. Nežinau. Nes mes, babytė, esame ne uždarų žmonės. Aš būte ne... Tai va, aš kaip tik retro game dabar galvojau, o būte, nu būte, aš irgi. Čia tai aš kabinete dabar. Bet vat namuose, nu ir namuose man, aš nejaučiu malonumo būti uždaryta tam bute, mane dusina. O kaime tai išeini, man net miela, kai šiandien Marčia storius, Marčiagi kaime miegojo, senam kaime šiandien tai. Jinai sako, gal neparduodam, bet ne, tegu vaikas parduoda, atsirastų pirkėjas, tai tegu parduoda, paleisim tą kaimą ir viskas, bet kad ten aura stebuklinga, tai tik tai aš viena bijau ten būti, ten per daug erdvės, per daug, bet kieme aš lauke nebijočiau miego, palatkiai pavyzdžiui, jokios baimės. Tam name daug labai vietos. Tas namas virš 100 metų, jisai turi savo istoriją, bet ten labai gerai. Mes su ponia patys nuo gruodžio 1 sodyboje gyvenam, nors butą susiremontavom, aš ten nebenoriu. Rimtai? Geras. O kur tu dabar, kokiam krašte? Nu, ta prasme, kurioj vietoj tavo sodyba? Aš gamtos, jo. Erdvės daug ar daug gyventojų papildomų? Nėra kapučino, ten tuščia, nieks negyvena. Kaime ten niekas dabar negyvena, ten nieko nėra, tuščia. Kur Marčia netoli, mačiau sekmadienį juos. Geras, aš buvau tenai savaitgalį, bet aš nežinau, kur Adomynė. Aš apie vaiduoklius. Kapučino, aš nežinau, ar ten vaiduokliai. Aš nežinau. Kupiškio pusėje, Sankryžoje. Nuo Svedasų 7 ten, Adomynį ten gal tos pagrabinės bandelės, kur yra dvaras. Kažkoks. Ir kepa pagrabinės bandelės. Ten. Tai ten labai gražios vietos. Mes buvom su Liutkum kažkada tam dvare. Ten labai man patinka. Dažniausiai dėl vaiduoklių nesinori būti. Kapučino, aš nežinau, ar ten yra vaiduoklių, bet aš jai su vyru ten miegu. Man netrukdo. Aš iš savęs viena negaliu būti. Nuo mažens aš viena gyventi negaliu. Aš net butuose nesenai pradėjau gyventi, man 55 metai. Aš kokius 2-3, daugiausia 4 metai, kai aš viena bute galiu gyventi. Permiegot, ta prasme. Gyventi aš galiu bute, bet viena permiegot. Tai čia tie vaiduokliai ar yra ar nėra, žinai.
bet ten, nežinau ar ten yra. Ten nėra, tiesiog ten mano vaizduotė. Jo, aš vienagi. Per karantiną aš pradėjau viena, kai mes kaime dar gyvenom ir buvo ir langai išimti, užsisakėm ir vėlavo. Užsisakėm langus, duris ir kročia gyvenau be langų, be durų. Viena. Nu, su tašku. Nes Eitoniukas dar močiutė buvo gyva, Eitoniukas labai pas močiutę norėdavo būti. Tai vat nuo tada ir pradėjau viena būti. Ir tam pačiam, kur Marčia gyveno kaime, irgi miegojus aš ne vieną kartą viena, jau per šitus 4 metus. Bet tiesiog aš galvoju, aš nemiegu, aš galvoju, aš laukiu, kad galbūt koks nors senas rastas sutraškės. Visai nesupratau klausimo, ką tu čia nori. Ką tu čia norėjai pasakyti, nesuprantu. Nu gerai, pabūnam dar truputuką, tai ką, lyja, negaliu eit, bet tai taškelis mano vienas vargšas namie. Ot susirūpino Ramaškė mano uždarbiu. Žiauriai. Oho! Ir tikrai žiauriai lyja. Ačiū labai, Cmim. Nepavyko man grupė, nieks netėjo šiandien. Nežinau, kaip suburti grupę, tiesiog nežinau. Reikia kantrybės. Vis tiek kažkada ateis. Nemoku reklamų dėt. Bele ką, bele kur. Ačiū labai. Žemė net sutrukinėjusi. Oho. Uke irgi lietaus reikia, va. Uke net nėra lietaus. Labas, Monika. Jolita, ačiū labai.
Užstrigau biškį, ne, kabinete. Jei ne šuo, tai neimčiau į galvą. Blin, šuo. Ko tai? Aikt. Ko tai, sakau, dar labiau pradėjo lyt. Sigita, ačiū. Dar labiau pradėjo lyt. Gal galit pažiūrėt, ilgai čia lis? Ar reikia per Lietuvą eit, nieko nepadarysi? Nulyja labai. Už tai čia mane migdo visą dieną, kad toks plyšo pagaliau dangus. Nu jau. Skėtį dar pirkt. Kam mėtyt be reikalo pinigus? Vienam kartui, nes man jo daugiau nereikės. Mišia prasideda, girdžiu varpus.
Vasara, vasara, vasara. Žiauriai faina. Kodėl visur karšta, tik ne čia? Eik tu. Pareiškit pas tašką, nu, vis tiek reikės į lietų su tašku eit. Žiauri, tikrai, Jolita, žiauri vasara. Žiauru. O Aušryte, ačiū, o tie, man ši vasara pasakiška, todėl, kad dirbti reikia, nėra kada atostogauti. Nu, mes visi dirbam. Tai kodėl taip sureikšminai darbą, kad pasakiška, kad dirbti, tai tu kitas vasaras nedirbdavai ar kaip, aš nesuprantu. Kitas vasaras tau nereikėjo dirbti. Ai, kad ne karšta. Nu jo, jeigu tu lauke dirbi. Vis tiek norisi gero oro. Ar dirbi, ar nedirbi. Gero oro norisi. Jo, va, Jolita. Ar tu dirbi ar nedirbi, vis tiek maloniau. Kai vasara yra vasara, žiema yra žiema. Ai, ligoninėj tu dirbi, aha. Supratau. Gali būti, Jolita. Tai vis tiek turi būti nors porą dienų karštų. Nebusgi ištisai lietus. Lietukas ištisai nebus. Gadina, Vika. Tikrai gadina. Tvarkytis noro nėra. Manau, kad čia smulkiai pradėjo lyt, gal reikia į po biškį. Po biškį gal reikia, palaukit, einu dar į gerą vietelę. Pažvelkit man į ryčką. Aš tuoj būsiu.
Oi. O Jėzus, kaip aš nepasiekiau. O dar ne paskutinė išeinu. Dar ne paskutinė. Tai gerai. Eikit, vėl pradėjo. Nu jo. Kažkokiu būdu. Galėjau taksą bendrai įsikviesti. Bet gaila pinigų. Jum nelyja, ant jūsų lyja labai. Ar nieko tokio? Oi. Žibuoklėm, pražydok, žibutė, kaip tu? Pas jūs lyja? Jo, eina sau. Einu taško vest kažkokiu būdu. Mes kaim. Mačiau. Oho. Renatėlė, ačiū. O, po medžiais. Papuoliau biškį po medžiais. Labukas, Renatėlė. O, bilia kas jau darosi. Nuo taškų, nuo lašų persijunginėja telefas.
Jūs bent rašykit, kad aš neliūdėčiau ir kad man nebūtų šlapia. Labai ačiū. Kiek kilometrų iki namų? Eiktų nedaug. Nedaug. Kiekgi čia tų anykščių. Bet žinai, kaip lyja. O. Kai lyja, tai eina savo. Įsijunginėjat jūs. Aš valau, bet čia nieks nesivalo. Tai kad jis gal šiti pro maksai nebijo, ar bijo vandens, jie nebijo vandens. Eligija, labas. Ar bijo 16 iPhone'ai? Parašykit. Kas čia pasididino? Nebijo. Tai gerai. Ai. Už kaklo visur. Ne, Renatėlė, rimtai. Čia lietus tave kviečia. Čia ne aš. Aš skėčių neturiu, Eligija. Aš turėjau daug skėčių, kurių niekada nepasiėmiau. Atėjo laikas, kai aš juos visus išmečiau. Babytei mikrofonas uždėtas. Rimtai, o dabar gerai, Rugutė. Kaip iš rūso, sako. Va, visur. Ja, išmečiau, ką man jau reikia. Aš jų niekada nepasiemu. Ir man tik vietą namuose užima.
svarbiausia akinius aplijo. Žiauriai.